Sveiki, sveiki partneriai. Šį vakarą turėsime vėl labai, kažkaip sakau, visą laiką įdomią informaciją apie produktą. Noriu pristatyti Lenutę, tai yra Yes Global kompanijos partnerė. Iš tikrųjų labai daug turi patirties sveikatos gerinime. Tai dirba ir su pačia fizinė sveikata ir su holistinės sveikatos specialistė yra. Tai jinai šiek tiek gal ir pati apie save prisistatys. Ir šiandien kalbėsim toliau apie Sunrise. Mes vieną dalį turėjom praeitą kartą, o dabar bus tęsinys apie Sunrise. Tai kviečiu visus atidžiai klausyti. Tai prašau, Lenutė, tau žodis. Dėkuoju Aušrai, ačiū už pristatymą ir taip aš darbuojuosi holistinės, gal net galima taip pat integratyvios sveikatos stiprinimo srityje. Tai yra apima tiek fizinį, tiek emocinį, net ir dvasinį žmogaus kūnus, nes mes esame iš daug dalių sudaryti. Ir vienas be kito, na, kaip sakant, nepasigerina. Mes visą laiką turime žiūrėti tiek į savo fizinę sveikatą, tiek į emocinę. Kaip mes mastom, kaip mes galvojam. Tai vat, labai daug dedamųjų yra. Ir darbuojas aš ir atlieku ir berezonanso tyrimą, ir dedu susibalansuoti mitybą, gyvenimo būdą, žodžiu, maistinių medžiagų naudojimą. Ir taip aš atkeliavau iki šitos kompanijos, kada bandžiau įvairius produktus, testavau, viską ant savęs dažniausiai išbandau, žiūriu, kaip veikia, aišku, žiūriu ir savo klientams, kaip veikia produktai. Ir taip atsirado mano gyvenime ląstelių maistas ir aš esu labai laiminga, kad jis atsirado, už tai, kad šitie produktai, jie padeda susibalansuoti greičiau, nes nereikia tiek daug produktų naudoti. Žmogus natūraliai net ir mažiau išleidžia pinigų visam tam, nes tikrai, kad sveikatą atstatyti, reikia daug į save įdėti ir koreguoti ir pačią mitybą, ir gyvenimo būdą, ir skirti savo laiką. Tai va, labai džiaugiuosi, kad yra toks sveikatos trikampis ir visi kiti produktai, kurie Не yra спортивно, ir dar майор atsiras. сказала. Здесь спортклуб, а не подворотня. Būtų gerai, kad išsijungtumėt garsą. Dėkojam. Tai va, ir šiandieną kalbėsime toliau apie Sunrise, apie jo sudedamąsias dalis. Tai, žinot, galėčiau pasakyti, kad ir tai toksai produktas, kurį galėčiau palyginti su spa, ne? Mes kartais ateiname į spa, ar ne, ir norim, kad atsigautumėm, nes, ar ne, ir ilsimės, lyg tai būtų tokios trumpalaikės, gal net ir atostogos, ar ne, mūsų atlieka visas procedūras įmanomas. Ir Sunrise'as, tai vat, šiandien man toks kažkodėl atėjo palyginimas. Tai va, tai toks produktas, kuris nuteikia mūsų organizmą jaunėti, nuteikia mūsų organizmą atstatyti, stabdyti senėjimo procesą, kuris nuteikia ir ilgina telomerus. Tai yra mūsų gyvenimo trukmę ilgina. Tai yra produktas, kuris suteikia mums daugiau energijos, pagerina kraujotaką, kuris yra atsakingas už grožį, pirmiausia, už regeneraciją, jauninimą, kuriame yra be galo stiprios medžiagos, kurios apsaugo mūsų ląstelių DNR nuo irimo, padeda išsivalyti senoms mitochondrijoms, kuriuose yra susikaupusi informacija sena apie mūsų įvairias patirtis, įvairias ligas, netgi genetiškai sukaupta informacija yra. Todėl labai svarbu, kad šitas procesas vyktų sklandžiai. Taip pat šitas produktas
jis yra kaip antioksidantas, ar ne? Tai yra ir natūraliai jisai padeda daug ką atstatyti ir pašalina ir toksinus, ir padeda atstatyti mūsų išorinį grožį pirmiausia, ar ne? Tai yra atstatydamas mūsų išorinį grožį, atstato pirmiausia mūsų vidinį grožį. Dėl to, kad ir senėjimas vyksta, ar ne, jeigu viduje jau mūsų funkcijos kažkur tai vyksta nebeteisingai, jos sulėtėja. Tarkime, kad ir tas pats kolagenas, elastinas, ar ne, tai yra, aš kalbėjau per aną paskaitą, kad jisai su amžium nustoja gamintis ir natūraliai vyksta žemės trauka, oda glemba, raumenynas mažėja, atsiranda daugiau raukšlelių, tai va čia įeina tokios medžiagos, kaip, gal aš dar trumpai paminėsiu, kaip augalų kamienės ląstelės. Tai yra, augalų kamienės ląstelės padeda žmogaus kamienėms ląstelėms regeneruotis, jos užveda procesą, kuris padeda atsistatinėti mūsų organizmą, nejaunėti. Tai va čia įeina obuolių kamieninių ląstelių ekstraktas, fitocentė, malus domestika ir vitis vinifera, vynuogių sėklų ekstraktas. Tai va, tai jis padeda visą tą jaunystę skatinant, statinėja. Taip pat ir kitos medžiagos, kaip spermidinas, kuris skatina ląstelių atsinaujinimą, nikotinamido mononukleotidas, ypatinga medžiaga, kuris skatina energijos gamybą ląstelėse. Žodžiu, labai daug medžiagų, tai sakau, visiškai didžiulis spa mūsų organizmui. Tai yra tiek grožiui, tiek įvairiom organizmo sistemom. Ir todėl pas mus yra sistema produktų, tai yra žarnyno valymas, tai yra jauninimas ir yra nervų sistemos stiprinimas. Jie visi veikia sinergiškai, padėdami visam mūsų organizmui atsistatyti. Tai va, net ir vienas sunrise'as atlieka labai daug procesų mūsų organizme, tiek valymo, tiek apsaugos, tiek jauninimo, ar ne, tai yra ir kraujotaka, ir kraujagyslės, ir regėjimas. Ir šiandieną mes pakalbėsim daugiau apie medžiagas, kurios veikia į regėjimą. Dar prieš tai viena medžiaga, tai yra granatų ekstraktas, ar ne, tai yra medžiaga, kuri tikriausiai tikrai visi žinote, ne, ir iš vaikystės, ko gero žinote, kad ir granatų sultis rekomenduodavo gerti ir mamos galbūt ir pirkdavo granatų sultis tam, kad atsistatyti, jeigu yra ten, sakykime, geležies kažkur sumažėjimas ar mažiau jėgų, nusilpimas organizmo. Visą laiką būdavo kalbama apie granatų sultis, galbūt tuo metu, kiek man teko susidurti. Labai platus yra panaudojimas granatų. Tai yra, pirmiausia, tai veikia į širdies ir kraujagyslių sistemą. Nuo to, kaip veikia mūsų kraujagyslių sistema, kai kraujagyslinis tinklas visas veikia, ar ne, nuo to ir priklauso mūsų energija, mūsų gyvybingumas. Jeigu žemas spaudimas, ar ne, vėl blogai, neturime tos energijos, neturime tos ugnies, ar ne, kaip per didelis spaudimas, irgi negerai. Tai šitas ekstraktas tinka tiems žmonėms, pas kuriuos yra aukštas kraujo spaudimas ir padeda jį sumažinti, pagerina kraujagyslių funkciją. Taip pat jis turi mažina cholesterolio kiekį. Sumažina blogojo cholesterolio
kiekį ir padeda išvengti aterosklerozės, arterijų sukietėjimo. Na ir čia yra taip pat daug flavonoidų, polifenolių, kurie apsaugo širdį nuo įvairių ligų ir gali sumažinti širdies priepuolio riziką. Tai ypač tinka ir vyresnio amžiaus žmonėms ir aišku visiems profilaktiškai. Ką mes padarome jaunesnėme amžiuje, tai viską mes įdedame į save. Dedame į save kruopelę po kruopelės ir organizmas mūsų kūrė savo apsauginės galias, apie ką mes visą laiką irgi, aš kalbu apie tai, kad mums labai svarbu stiprinti savo organizmo apsauginės galias, tai yra imunitetą stiprinam, ar ne, kad būtume atsparus tada, kada mes galim susidurti, tarkime, su gamtos pasikeitimais, ar ne, kaip dabar, sakykime, vyksta, arba netikėtai stresais, kurie gali būti galbūt kartais žmogų ištinka. Tai va, tai irgi yra imuninės mūsų sistemos, mūsų apsauginių galių stiprumas. Ir turi čia granatas vitamino C ir padeda kovoti su įvairiomis infekcijomis, įvairiais virusais, bakterijomis. Tai va, ir padeda susibalansuoti virškinimo sistemai, turi daug skaidulinių medžiagų ir skaidulinės medžiagos, turbūt žinote, ne, kad tai yra labai reikalingos, kad padeda mūsų žarnyne išsituštinti, išsivalyti, judėti maistinėm medžiagom, ar ne, žarnyno ir kovoja su vidurių užkietėjimu. Tai taip pat labai svarbu, jeigu yra opos, turi ir gali sumažinti uždegimą. Ir apskritai visos šitos sudedamosios dalis, jos ir mažina uždegimą, nes jeigu žmogus jaučiasi blogai, jam kažką tai skauda, ar ne, kažkur tai vyksta susikirtimai, tai ir yra požymis, kad tai yra uždegimas organizme. Jeigu žiūrim taip į vientisą, ar ne, į bendrą organizmą kaip į sistemą, o ne kaip į atskirą vieną organą, kurį mes dabar imame ir gydome. Tai taip nėra, tai yra bendras sistemos tvarkymas. Tai kai ką ir kalbėjau, kad tvarko kraujotaką, ar ne, ir mažina uždegimus. Ir labai svarbu odos sveikatai, skatina kolageno gamybą. Kolageno ir elastino gamybą. Taip pat apsauga nuo UV spindulių. Tai yra antioksidantas. Na ir onkologinė apsauga, tai yra turi priešvėžinių savybių ir padeda kovoti su kai kuriomis vėžio rūšimis, tokiamis kaip krūties, prostatos ir storosios žarnos vėžys. Atkreipkite dėmesį, kad visi produktai turi onkologijos ligų profilaktiką ir jeigu yra kažkokie tai jau susirgimai vėliau, po įvairių, sakykime, net chemoterapijos procedūrų padeda žmonėms atsistatyti. Ir vyksta mūsų organizme, padeda vykti apoptozė, tai yra skatina senų vėžinių ląstelių pasišalinimą, stabdo jų augimą ir plitimą. Tai yra irgi labai svarbus komponentas. Ir mums labai svarbu kognityvinė sveikata, ar ne? Tai yra atsiminti, turėti gerą atmintį, kad nevyktų neurodegeneracinės ligos, tokios kaip Alzheimeris, gali būti Parkinsono liga ir kitos su senėjimu susijusios, kaip demencija ir taip toliau. Net jauni žmonės dabar turi atminties, sakykime taip, sumažėjimą dėl įvairių informacinių technologijų, kada mes esame labai užkrauti labai daug su labai didelė informacija, ne?
Ir reikia šiai dienai išmokti atsirinkti. Ir tai vienas iš prevencijos būdų, kada atsirenkam, pasirenkam tai, ką mes norime matyti, ką mes norime sužinoti ir atskirti kai kurios dalykus iš to savo vizualinės erdvės, nes tie dalykai padeda mums susikoncentruoti. Ir koncentracija tai ir yra mūsų gyvenimo sėkmė, sakyčiau, nes jeigu mes esame išsiblaškę, negalime sutelkti dėmesio, mes negalime atlikti savo darbų reikiamų laikų, negalime būti efektyvus ir tokiu būdu nukenčia mūsų gyvenimo kokybė. Tai va šitas produktas padeda susikaupti, surinkti savo tas fizinės galias ir turėti tą koncentraciją. Tai yra antidiabetinis poveikis, jisai mažina cukraus kiekį kraujyje ir pagerina insulino jautrumą, kas yra naudinga diabetu sergantiems žmonėms arba turintiems prediabetinę būseną, norintiems užkirsti kelią va šitiems dalykam. Tai va, tai labai rekomenduotinas produktas yra Sunrise'as ir tai, kas įeina į Sunrise'ą. Na ir toliau pakalbėsime apie regėjimą, nes čia įeina tokios medžiagos, kurios daugiausiai yra atsakingos už mūsų aišku matymą. O aiškus matymas tai ir yra, ne, tai yra vienas dalykas, kada mes matom gerai, o kitas, kada mes suvokiam viską gerai, ne, gebame atsiminti, tai ir yra, prisideda prie mūsų tos gyvenimo kokybės. Ir čia į pagalbą ateina liutegen ir zegen, liuteino ir zekstantino, liuteinas ir zekstantinas, kurie išgaunami iš medetkų ekstraktų, kurios yra auginamos specialiai pagal GMP sertifikato reikalavimus, kur nuo pačios sėklos iki pačio augalo, iki apdorojimo būdų. Tai va, tai šitas augalas yra ypatingas ir aš net jį labai mėgstu nuo pat savo vaikystės. Ir dėl to, kad visą laiką namuose ir būdavo šitas sudžiovinta arbata vadinama nuo įvairių uždegimų, nuo skrandžio įvairių kažkokius dalykų ar tai sužeidimų ir visą laiką turbūt ir patys atsimenat. Tai va, tai čia yra ekstraktas, pirmiausia, tai turime atskirti paprastą sudžiovintą augalą nuo ekstrakto. Kad ekstraktas tai yra, kada iš to augalo jis yra taip paruošiamas, iš pradžių ir jis yra ir fermentuojamas, ir žodžiu, įvairūs procesai vyksta, išgaunamos pačios geriausios, stipriausios jų savybės. Ir jų yra ten kiekis didžiulis, tam, kad galėtų žmogaus organizmas priimti ir įsisavinti visą tai. Tai va, tai čia yra, šios medžiagos yra karotenoidai, kurie yra svarbus akių sveikatai ir padeda apsaugoti akis nuo žalingų ultravioletinių spindulių poveikio bei senėjimo. Liuteinas ir zekstantinas koncentruojasi akių tinklainėje ir atlieka svarbų vaidmenį apsaugant tinklainę nuo oksidacinio streso ir laisvų radikalų. Ir taip pat nuo amžiaus sukeltos geltonosios dėmės degeneracijos ir kataraktos. Tai yra dvi tokios, sakykime, jau vyresnėme amžiuje be pasireiškiančios akių ligos, kurios iš tikrųjų tikrai yra labai nemalonios ir tai žmonės, kurie, sakykime, turi tokius sutrikimus, tai ir aš pati esu susidūrusi su savo aplinkoje, būtent
kas turi ar turėjo, teko daryti ir operacijas ir tikrai yra nemalonu. Ir kiek įmanoma reikėtų stengtis išvengti šitų dalykų, stiprinant save. Tai kada pasireiškia geltonoji dėmė, tai žmogui būna vaizdas neriškus, užgožia tamsios dėmės, būna iškraipyta rega, palaipsniškas būna regos praradimas. Rega tiesiog gali blogėti per mėnesius ar net metus. Būna sunkumai su mažu tekstu, reikia pažinti, tiesiog, aišku, reikia jau ir tų akinių, ar ne. Ir sunku skaityti smulkų šriftą, atpažinti veidus iš arti. Būna neaiškus ar išblukę vaizdai centrinėme regos lauke. Tai žodžiu, nemalonus procesai vyksta ir visumoje galiu pasakyti, nuo maždaug 40-45 metų regėjimas vis tik tai pasilpsta gerokai ir dauguma įsigyja tos akinukus dėl to, kad jau prasideda tie procesai ir aš pati čia taip visą laiką atsimenu, galvau, kad pas mane labai ten geras regėjimas, bet irgi buvo toks momentas, kad aš pastebėjau, kad jau norisi taip biškai iš toliau pasižiūrėti, jau mažas tekstas jau kažkaip darosi biškai taip akis vargina. Tai todėl naudoju Sunrise ir regėjimas jisai stiprėja. Tai augalų ekstraktai turintys liuteino ir zeksantino, vitamino C, E, cinko ir vario gali padėti sustabdyti ligos progresavimą. Jie padeda apsaugoti tinklainę nuo tolesnio pažeidimo. Ir taip pat naudoti maistą turinti daug karotenoidų, žali lapinės daržovės, brokoliai, špinatai, žodžiu, įvairūs tokie žali produktai, kurie turi karotenoidų. Ir aišku, visada turėti omenyje, kad kada jūs valgote, lėkštėje turi būti pusė lėkštės žalių daržovių. Pusę lėkštės žalio maisto daržovių. Save turit tiesiog, jeigu laikotės sveikos gyvensenos principų. Katarakta taip pat yra akių liga, kurios metu akies lęšiukas pamažu netenka skaidrumo dėl medžiagų apykaitos sulėtėjimo. Ir lęšiukė formuojasi drumstis, kurios trukdo aiškiai matyti. Tai čia trumpai aš paaiškinau, kas čia vyksta su žmogumi ir dėl ko labai svarbu daryti prevenciją, profilaktiką savo sveikatos. Tai toliau grįžtame prie to, kad šitos medžiagos, liuteinas ir zeksantinas padeda apsaugoti, pagerinti regėjimo aštrumą ir ypač su amžiumi, padeda mažinti uždegimus, sumažinti ne tik tai akių, bet odos uždegimus, dirginimą ir skatina žaizdų gijimą. Taip pat turi įtaką žmonėms turintiems jautrią odą, egzemą ir psoriazę. Gali padėti irgi esant šitiems tokiems simptomams, sakyčiau. Ir jis, aišku, turi daug antioksidacinės apsaugos, tai yra stabdo mūsų ankstyvą odos senėjimą. Vėlgi, jis tvarko imuninę sistemą, nes čia yra flavonoidai, karotenoidai, turi priešuždegiminį poveikį, padeda kovoti su virusais ir bakterijomis. Ir jeigu yra virškinimo sutrikimai, tai kaip rūgštingumas, skrandžio dirginimas tinka, nes raminančiai veikia, skatina virškinimo procesų normalizavimą. Tai yra labai svarbu, kad mūsų žarnynas būtų ramus, jisai nurimtų, ar ne, kad skrandžio, sakykime, opos
įvairūs sutrikimai vyksta dėl ko? Dėl to, kad mes kažkur tai gyvename stresą, ar ne? Kažko tai negalime iki galo priimti, susitaikyti su įvairiom gyvenimiškom situacijom. Ir mūsų vat, saulės tas rezginys vadinamas, ar ne, ta vieta, jinai labai labai svarbi tiek fiziškai, tiek energetiškai. Čia yra visa mūsų gyvybinė energija, kuri susikaupusi. Nuo to, kaip viskas čia vyksta, ne, priklauso mūsų energija, mūsų gyvybingumas. Tai mums labai svarbu šitą dalyką stiprinti. Ir taip pat turi poveikį širdies kraujagyslių sistemai, mažina vėlgi kraujagyslės nuo uždegimo, nuo aterosklerozės ir kitų širdies kraujagyslių ligų. Ir, kaip ir sakiau, ar ne, dar kartą pasikartosiu, turi antimikrobinės, priešuždegiminės savybės. Na ir taip pat šis produktas veikia ne tik, kad veikia jį visas organizmo sistemas, bet labai svarbu, tai yra akis, mūsų kognityviniai gebėjimai ir telomerų ilgėjimas, tai yra mūsų gyvenimo trukmės ilginimas. Apsaugo telomerų ilgį. Ir yra padaryti tyrimai, kurie, kad įrodantis, kad būtent šitos medžiagos padeda apsaugoti telomerus nuo trumpėjimo. Tai va, palaiko akių ir smegenų ašį. Parodo, kad žymiai pagerina epizodinę atmintį, regimąją atmintį ir vizualinį mokymąsi. Nes galim matydami, žiūrėdami geriau išmokti. Ir aišku, turi svarbių pasiekmių su amžiumi susijusio pažinimo nuosmukio prevencijai. Ir taip pat palaiko tą geltonosios dėmės, kad nevyktų degeneracija tos geltonosios dėmės. Tai irgi labai labai svarbu. Ir reguliarus liuteino vartojimas gali pagerinti akių sveikatą, lėtinti senėjimo procesus ir sumažinti, kaip ir sakiau, su amžiumi susijusių akių ligų riziką. Na va, ir toliau yra mėlynio ekstraktas, tai yra, ko gero, ir iš seno visi žinote, ar ne, kad visi sakydavo, kad valgykit mėlynės, geriau matysite, geriau regėsite, ar ne. Tai va, tai čia įeina mėlynio ekstraktas, tai yra, aš taip sugrupavau, sakykime, visas medžiagas, kurios daugmaž veikia į vieną pusę, tam, kad jūs tokiais blokeliais galėtumėt aiškiau žmonėms papasakot, patys suprasti, kokia tai yra didžiulė nauda mūsų organizmui. Taip pat mėlynės turi daug antioksidantų, kurie apsaugo mūsų organizmą, gerina kraujagyslės tinklainėje ir gerina kraujo apytaką akyse, padeda sumažinti akių nuovargį. Tai yra, akių nuovargiu susiduria tikrai ir jaunimas, ir žiūri labai daug į kompiuterį, į telefonus, ir už tai net būna paauglystė jau regėjimo sutrikimai. Ne dėl įgimtų dalykų, bet kuriuos tiesiog išsišaukiam dėl neteisingo gyvenimo būdo. Ir aišku, pasižymi priešuždegiminėmis savybėmis bendram visam mūsų organizmui ir bendrai visai mūsų sveikatai. Tai va, tai trumpai šiandieną, trumpai tiek apie sudedamąsias dalis ir linkiu, kad jūsų akis visada tegul mato aiškiai, o gyvenimas švyti ryškiausiamis spalvomis. Rūpinkite savimi ir savo sveikata, nes sisteminis savęs stiprinimas su auksiniu sveikatos trikampiu, tinkama mityba, fizinio aktyvumu ir emocinė gerovė yra raktas į geresnę savijautą ir ilgaamžiškumą. Taigi būkite sveiki, stiprus ir pilni gyvenimo džiaugsmo su mūsų. Labai labai ačiū, Linute.